Apšilimui prasukime dubenį. Pilna rotacija, pasitenkim pilnai stumti į priekį save ir atgal. Sukime į kitą pusę. Nepamirškite kvėpuoti giliai. Ir tempimo pratimas nuo vienos kojos ant kitos. Perneškit svorį ir svarbu, kad laikytumėt svorį ant kulno. Taip pat pėdų pirštai yra spaudžiami. Prijungiame priešingos rankos kojos judesį. Priešinga ranka paliečia kelią ir rotuojamės. Toliau pečių rotacija. Atveskime mentis, atgal sujunkime, tarsi kažką suspaustume tarp pečių. Pilną ratą. Su iškvėpimu pasilenkime į šonus. Iškvepiam, leidžiame žemyn, įkvepiam. Iškvepiam, leidžiame žemyn, įkvepiam. Iškvepiam, įkvepiam. Tik pilvinis kvėpavimas. Įkvepiam į pilvo sieną ir iškvepiam, suvedant dubens dugną. Iškvėpimo metu įtraukiam dubens dugną, įkvėpimo metu atidarome šonkaulius. Iškvepiam, šonkauliai užsidaro, įtempiam dubens dugną, įkvepiam, atsidaro. Iškvepiam, uždarom korsetą visą, įkvepiam, atsidaro. Iškvepiam, šonkaulius spaudžiam žemyn, įtempiam dubens dugną, įkvepiam, paleidžiam. Iškvepiam, įtempiam, tarsi užtruktukas. Iškvepiam, įtempiam nuo pat apačios, verčiam dubens dugną, keliam pilvo apačią. Ir pilvukas visas pilnai užsidaro iškvėpimo metu, įkvėpimo metu atsidaro, iškvepiam. Leidžiame žemyn į gilų pritūpimą su rankų atverimu. Iškvėpimas, atveriu ranką, pasižiūriu į lubas. Iškvepiam, atsidarom, įkvepiam, uždarom. Iškvepiam, įkvepiam. Iškvepiam, įkvepiam. Ir toliau žengiame į gilų pritūpimą. Stenkime išlaikyti pilnas pėdas ant žemės, mažylis pirštas ir nakštys pirštas yra pilnai padėti ant žemės. Ir toliau klubų mobilumo pratimas. Nuostabus pratimas, bandykite padėti visą blauzdą kelią ant žemės ir grįžti atgal. Jeigu nepavyksta, darykite tik trečdalį pratimo, vos palenkite kelią į priekį ir grįžkite atgal į gilų pritūpimą. Toliau kelsime dubenį į viršų. Iškvepiam, pakeliam dubenį į viršų, įkvepiam vėl į varlytę. Iškvepimo metu kylam, įkvepiam, paleidžiam. Iškvepiam, keliam, įkvepiam, paleidžiam. Pasistengkite išlaikyti tiesią nugarą, neapvalinti, nesikuprinti. Toliau gulsime ant žemės, atsigulkite per šoną, pasimkite svorį, kokį galite, kokį turite. Na ir atsigulus per šoną pasimkite svorį į savo dešinę ranką. Kojos sulenktos, padėtos pilnos pėdos ant žemės, primenu kvėpavimo pratimą, iškvėpimas, įtempiam pilvą, įkvėpimas atpalaiduojam. Iškvepiam, keliam sėdmenis aukštyn, įkvepiam, paleidžiam. Iškvepiant, įtempiam sėdmenis, įkvepiant, paleidžiam. Viršuje pakėlus sėdmenis stengiamės pilnai įtempti dubens dugną, sėdmenis, nuspausti šonkaulius, įtempti pilvuką. Iškvepiam, keliam, įkvepiam, paleidžiam. Iškvepiam, keliam, įkvepiam, paleidžiam. Toliau prijungsim kojos pakelimą, iškvepiam, pakeliam koją kairę, įkvepiam, paleidžiam, kairę koją pakeliam, paleidžiam. Iškvėpimo metu įtempkite pilvą, stebėkite, kad klubo kaulai išliktų viename lygyje ir kairys klubas nenukristų žemyn, kad nebūtų pasviręs dubuo. Toliau išlaikome sėdmenis aukštai pakeltus, iškvėpimo metu leidžiame ranką su svareliu, įkvepiam, grįžtam atgal. Iškvepiam, leidžiam, įkvepiam, grįžtam. Ir dirba petis, krūtinės raumuo.
Perdedam svarelį į kitą pusę ir prieš pradedant daryti kitą pusę pritraukiame kojas prie savęs, galite plačiau pritraukti arba siauriau ir lengvai pasiruoti šonus, atlikti kvėpavimo pratimus pilveliu. Ir pasiruoškime daryti kitą pusę. Kairė ranka stumia svarelį į viršų ir keliam sėdmenis iškvėpimo metu. Iškvepiam, keliam, įkvepiam, paleidžiam. Pasiruošiam kojos pakėlimo pratimas, iškvepiam, keliam koją, įkvepiam, paleidžiam keliant koją, stebėkite vėlgi savo dubenį, kad dubens kaulai nenukristų žemyn, išlaikykite tiesę. Toliau tęsiame pratimą su rankos nuleidimu žemyn, iškvepiam, leidžiam žemyn ranką, įkvepiam, kylam, iškvepiam, įkvepiam. Toliau darysime pilvo sienos pratimą, priešinga ranka, priešinga koja. Dešinė ranka už galvos, kairė ranka stumia kelią. Iškvėpimo metu stumiam savo kelią ir vedam dešinę alkūnę link dešinio kelio. Iškvepiam, kylam, įkvepiam, leidžiam. Visur diafragminis kvėpavimas, kartu dirba kėgelis. Iškvepiam, kylam aukštyn, įkvepiam, paleidžiam. Iškvepiam, įkvepiam. Iškvepiam, įkvepiam. Aktyvuojam kėgelį ir pilvo sieną. Kilimo metu stipriai su ranka ir koja spauskite vienas kitą, kad būtų pasipriešinimas. Na ir keičiam pusę. Dešinė ranka spaudžia kairį kelią. Iškvepiam, spaudžiam pilvą, traukiam link žemės, įtempiam dubens dugną. Šaunu, sudedam pėdą į pėdą, atveriam kojas kaip į drugelį ir lengvai stumiamės į priekį. Iškvėpimo metu stumiamės į priekį, įkvėpimo metu atsipalaiduojam. Iškvėpiam, tarsi siekiat kažko, bandot paimti ir truputėlį kelius suveskite. Iškvėpiam, suvedam kelius, iškvėpiam, įtempiam kėgelį, iškvėpiam, įtempiam pilvo apačią. Atsipalaidavimui padarysime kelių suvedimus, iškvepiam, suvedam kelius, iškvepiam, suvedam kelius, taip aktyvuosite ir dubens dugną, ir kirkšnis, tačiau pratimas nebus sudėtingas. Žinoma, primenu įtempti pilvo sieną, pilvas ir kvėpavimas pilnai dirba. Toliau versimės per šoną keturiomis, darysime tempimą ir atsispaudimą. Iškvėpimo metu išsiviniosim, darome atsispaudimą, įkvėpimo metu tempiamės, iškvepiam, atsispaudimas, įkvepiam, tempiamės, iškvepiam, atsispaudimas, įkvepiam, tempiamės.
Išlaikant 4 padėtį, truputį kelius nustumkite atgal ir pakeliam koją. Keliant koją, stipriai įtempkite pilvą, kad neišsiriestų nugaros apačia. Sėdmenis sukite po savim. Jeigu norite pasilengvinti, kelius pritraukite ir darykite tą patį pratimą 4. Jeigu galit, nustumkite kelius atgal ir iš pusės lentos. Taip pat atlikite pratimą, bus truputėlį sunkiau, bet super efektyvu. Toliau gulkime ant pilvo, pasidėkime rankas po kaktą. Iškvėpimo metu įtempiam pilvą, atpalaiduojam, truputį akcentuojam, kad iškvėpimo metu pakeltumėt bambą nuo žemės ir įtemptumėt sėdmenis. Na ir dabar su tuo pačiu judesiu pritraukite kelio sąnarį kampu 90. Iškvepiam, pakeliam koją kampu 90, įkvepiam, paleidžiam. Labai svarbu, kad pratimo metu dirbtų pilvas, o ne išsiriestų nugara. Iškvepiu, įtempiu pilvą, įkvepiu, paleidžiu pilvą, iškvepiu, įtempiu kėgelį, įkvepiu, paleidžiu. Toliau atpalaiduokite kojas, truputį plačiau negu pečių plotyje palikite, iškvepiat, įtempiat pilvą ir keliam galvą nuo žemės. Laikom pilvas įtemptas, kvėpuojam pilvo šonuose, galvą čiučiut aukščiau pakelkite, krūtinė turi būti pakelta nuo žemės, atpalaiduojam, išsistumiam ir išsitempiam. Per apvalią nugarą išsivyniojam į žemyn žiūrinčio šuns pozą, kulnus spaudžiam žemyn, nugarą stumiame link kelių ir palengva su kojomis prieiname prie rankos slankstelis po slankstelio, išsivyniojame. Štai ir jūsų mankštelė. Įkvepiam rankos į viršų, pasitempiam aukštyn ir viską paleidžiam, nupurtom visą įtampą. Įkvepiam, paleidžiam, nupurtom visą įtampą ir dar kartelį įkvepiam, sau padėkojam. Padėkokite sau, savo pilveliui ir savo dubens dugnui. Ačiū Jums!